Labas rytas visiems. Važiuosim šiandien ką nors pasikept oras, ne kažką. Bet norisi dar kažkur išvažiuoti su kemperiu. Pabūt prie ežero, bent jau porą dienų, gal ir vieną. Žiūrėsim, kaip čia seksis. Tai paėmėm Kamado mini. Viską čia mes pasiėmėm. Ir dabar galėsim šiaušt. Taip. Padėsim čia. Tada padėsim čia. Tai va, štai mūsų kemperis taip atrodo. Staliukas. Dušas. Tualetas. Reikia uždaryti. Tai va, čia lova, kur miegam. Čia dar vienas lova iš stalo pasidaro. Smagu. Gal kažkas nusipirkęs ir pasijungęs. Čia tik pavažiuoti reikia. Galvoju, pavažiuosim. Kažkas rašė, su keturiais varomais reikia. Aha, tas yra. Beje, mašina matyt važiuota šviežiai. Oi, žiūrėk, užtverta. Medis nukritęs. Čia prie pat šito. Ne, tai jo nepakelsi. Aš pabandysiu. Nebandyk per jį važiuoti? Ne, važiuoti tai ne, tiesiog pažiūrėsiu, ar ten yra apvažiavimas, dar mačiau buvo. Kažkas nori išeiti. Čia tai va, jeigu čia užvažiuosim, tai pravažiuosim, jeigu ne, tai ne. Gal man išlipti reikėjo? Ne, nereikia. Čia labai kalbas. Klampus. Taip pasakiau. Tik palauk truputį. Štai. Oi, ne. Sveika. Taip. Lengva per jį važiuoti. Nu, sausas jau geriau būtų. Jau čia pirmą kartą, jeigu su kemperiu važiuočiau, tai šikčiau čia į batą. Turbūt nevažiuotumėm. Nu. Čia turėjai mintį? Čia turėjau mintį kažkur pasistatyti. Ai, taigi čia susijungęs su tuo keliu. Taip. Tik ten smėliukas. Tai žinai, Gerai, pažiūrim. galim sustot pažiūrėti šiaip ar vėliau, jeigu nuvažiuosim nuo šito kalno, ar vėliau mes ant jo užvažiuosim. Rytoj. Oi, nuvažiuoti, kur mes čia, kur čia yra nuvažiavimas? Va, Ai, va, tenai, smėlis irgi. pažiūrim aš. Nežinau, aš tai visai gal galvočiau, ir čia būtų galima stovėti. Labą dieną. Papilmuosiu. Va, žiūrėsim kaišiuką greit. Užžiavom tokią vietą prie Balsio ežero.
ar tapelių, neatsimenu, dabar reikės pažiūrėti. Baldžio. Čia ruošiuosi kepti šiandien. Oras gerėja. Ne? Ten jau buvo limitas tik 2 leisti. Kas? Rapinaitė galvoju, kodėl nepateko. Kodėl nepateko? Ar nepraėjo limityvą? Gal gerai, reikia ruoštis kepti ir žiūrėsim, ką čia gausi. Gerą vietelę galėsiu pasidalinti su jumis šitą vietelę. Mes kemperistai daug mažino, bet čia vis tiek galėsiu parodyti. Kaimynas atvažiavo žvejoti tenais. Tai va taip stovim mes. Parodysiu, kaip žuvytė atrodo. Rūkosi. Taip, čia 9 laipsnių kažkur 8. Va. Jau greit bus gatava. Gerai atrodo. Tegul dar pasirūko. Ikonė gyvenimas, ane? Gyvenimas? Gal neit pirmadienį į darbą? Čia dar laukia, tik sekmadienis. Nu. Ateinam senutę. Skaniai kvepia. Žuvytė. Skani. Stringa tave. Krepšinis. Ką, dabar vištą kepsim? Tai kada nori, dabar galiu? Galiu dabar? Nes aš dar kol rūkosi kaladėlės, galvoju, dar vištos mėsiu. Valgo mergaitės mano šedevrą. Skanu? Skanu. Jūs tokia nėra labai, kaip čia sakyti, sausėjus. Na. Gerai, valgyk. 10 taškų pralaimi vokiečiai. Pralaimėjo vokietukai. O mes ką čia turim? O mes čia kepam vištytę. Ir kepam. Ir truputėlį mes ją parūkom, kad dėl skonio būtų, dėl kvapo. Ir valgysim. Aš valgysiu, nes jos valgė žuvį. O aš vištieną savo darausi. Oras pagerėjo. Smagu. Tai va toks savaitgalis bus. Gal dar pagrybaut, kokių grybų paieškot. Dabar visi tik grybauja. Ir rodo savo grybus, kiek surado. Turėtų būti nemažai miške. Gražu. Saulutė šviečia, kemperiukai stovi. Gera vieta, tik labai sunku privažiuoti. Jeigu naujesnis kemperis, tai gaila, nes šakos brūžinas šiek tiek.
Ir šiaip ten yra toks kelias smėlėtas, tai jau nepravažiuosi, jeigu ne 4 varomi. Nėra grybų. Mes tai truputį užklimpom, bet vėliau galu pravažiavom. Tai yra išvažiavom, tai nevažiavom to keliu, dabar pro kitą visai pasirinkom. Tai privažiavom. Šalia ežero galima išsimaudyti. Žinau, gal reikės dėti niurką vieną į vakarą. Stato palapinę mergičkas. Rasta sakė, čia miegos. Na ir gerai. A, jau galvau, nori viršų dėti. Koks pilvas. Mano Maikė. Tai va, netelpam visi kemperį, tai reikia palapiniai dar. Pučiasi, ne? Jo. Šiek tiek pučiasi, bet aš dar padėsiu toj. Savaime prisipunčiantis čiužinys. Oras dar džiugina. Viskas okei. Dar vakare kepsim. Tai yra kursim lauželį. Man jau kepimai visur vaidenasi. Jūs lojot visą laiką. Čia yra blogai. Kodėl? Galiu atsakyti. Todėl, kad biudžetas kaip nesibalansuoja. Vadinasi, jie patys rėminami, kad tai yra blogai. Po to savo veiksmais įrodo, kad tai buvo privaloma ir gerai. O šitoj vietoje žmonės, kurie turi pakankamai blaivų matymą ir suvokimą, aš labai džiaugiuosi, kad kartais mieste šiaip žmonės tai, ką blogai nori pasakyti, labai mielai parašo kažką tenais, kaip sakyti. Labai smagu yra kažką žmogų aptikti portale kažkokiam, ypač kai esi anonimas. Bet būna žmonių, kurie tiesiog gatvėje prieina. Kepia kaip gerai. Ir nuoširdžiai padėkoja, sako, žinot, aš noriu jums paspausti ranką ir padėkoti. Taip nemažai agurkėlių. 12 metų kadenciją. O daug tokių prieina? Kaip McDonald'e Prieina. agurkėliai. Ir aš Čia jau pagamintas. mažai vaikštau po miestą, naudoju viešuoju transportu ir taip toliau. Bet būna tiesiog, kad ten kažkur, būna krautuvėj, kad Dar kečupo, ir tada supranti, kad kurio niekada nevalgo. mes darėm ne tai, ką ne tik tai, ką norėjom, o tai, ką iš tiesų mes privalėjom daryti. Šitą iškirpsim. Jau netelpa ir tiek pridėjai. Kad tai buvo pasaulinė 9 metų krizė. Ir vis. Tai atremki šitą. Aš pažįstu tokių savo buvusių bičiulių, ne kaip buvusių. Na, tai jie ir dabar ten veikia kaip draugai. Tarp jų ir keli krepšinio sporto legendos. Kažkur popieriaus buvo. Žemininkai. Ir man galvoj netelpa. Jeigu tu žaidėjai, Kiek prieina gyvai pasisako, kad, Valinskai, jūs čia pridirbot, nuvarėt Lietuvą. Viskas. O problema ta, kad tie, kurie nori, Kas dabar? tai jie parašo anonimiškai. O prieit jie bijo. Tai aš gerai, aš nesu politikai ir panašiai. Pagamintas, o. Savo gražus. Neigiamą komentarą, tai tenais tu toks vienoks, čia storulis, ten dar kažkas, tai tu čia valgai už dyką ir tu Skanu? ir čia visus, vos ne, visus pardavinėjai. Gerai. Ir galvoju, jie krinai. Skanu? O mano negražus? Gražus ir tavo. Kas tu nori, pagrindas. Laiko reikia. Gerovė yra pats savaime tikslas, pagrindinis tikslas. Kas turėjo pabaltuot? Dėl ko mes čia esame kartu, Mėlyna plokštelė. yra gerovė, tas pilvo reikalas, o demokratiniai rinkimai yra Romantiškai. labiau ne apie tai, ką tu nuveiksi rinkimą, kaip laimėti. Valdžios paėmimas yra galutinis tikslas, kai tu paėmi, kai tu ją žinai, kad tu ją turi laikinai ir po 5 metų vėl tau reikės iš naujo ten. Jame tame žaidime labai Ten senas dar iš Slovakijos mūsų anglis. makiaveliški žaidėjai, kurie yra savanaudiški, Išpyliau. moka dalykus, kurie nesusiję su Laužiukas, bendru gėriu. Tai kemperiukas Birutė jau mums čia iššnekėjo, mane žiūri, nei ir ežeriukas. kaip bus daugiau YouTube peržiūrų. Ramiai taip. Toks jausmas, kad mes apskritai gyvenam. Organizatoriai. Filmuosi, kai tu valgai. Ne, Naktį. aš nevalgau. Laukiam krepšinio, įsitaisom kemperį.
Rasa bando įsitaisyti. Nu, nefilmuok. Taip ir gyvenam. Ne? Visai gerai. Nu. Gerai. Už USA. Labas rytas. Ką čia Simona jau atsikėlus? Nu. Rytas, saulė šviečia. Gerai išsimiegojam. Visai nešalta. Kemperiukas. Reikės ruoštis namo jau. Užteks stovyklauti. Vakar prisikepėm, prisivalgėm. Visai smagu. Kašiuką pažiūrėjom. USA čempionai. Olimpiniai. Gražus rytas. Labas rytas visiems. Grįžom prieš keletą dienų iš mūsų kepimo. Tai šiandien važiuosiu atsiimti tortų. Šiandien mano gimtadienis, galite pasveikinti. Bet šiandien dar darysim tokį dalyką, rinksim vaikui vardus. Tai galėsiu šiek tiek pafilmuoti, kaip tai vyksta, kaip mes taip darysim. Tai va, važiuosiu dabar, atsiimsiu tortukus, pasižiūrėsim, ar gerai padarė. Ir šiandien dar važiuosim į Anykščius. Na va, tortus pasiėmiau. Važiuojam namo, rinksim vardą. Tortai iš Mažosios Ragainės, tai pasižiūrėsim, ar skanus. Tai va, rinksies? Rinksies. Papasakosiu taisyklės, reikia įsirinkti tortą, vieną arba kitą ir ten bus vardas. Ant torto vardas ar torte vardas? Pamatysi, vienam vienas vardas, kitam kitas vardas. Bet pažiūrėsim ir kitą, kad būtų skirtingi. Taip, žiūrėsim, jo, kas čia bus. Tai aš renkuosi, ne? Taip. Tai aš renkuosi taktus šalia manęs. Nu gerai. Ir kaip palauk, o tai kas laimė? Tai Ar apie jų tortų yra vardai skirtingi? Tai neišsirinko vardą, tai aš nesirinkau. Leido man rinktis, kadangi jisai čia suorganizavo, kad nebūtų apgaulės, sakė, galėsiu aš rinktis. Supratau. Ir tada aš išsirenku ir tada šitas bus tas, kuris bus. Su gimtadieniu! Čia su gimtadieniu reikia padegti jo šitą dalyką. Ir pabandysim, palaikyk. Nu, paimsiu žiebtuvėlę. Tik aš nežinau, kur deg dabar. Tai per vidurį kažkur. Nu, laikom. Urtė. Dega. Santa, taip, pažiūrėk, kas čia vyksta. Tortą degina. Kas vardas nesudegs? Tai nereikia, taip pat turi būti, kad... Jau matau. Ką matai? Kažkoks... Dar nieko nematai? Nežinau, nesuprantu, kokia raidė. Jau čia Elizė. Taip. Matai? Pakišai. Nepakišau, tai pati išsirinkai. Nu gerai, bus Elizė. Taip. Jau sutarėm. Taip jau sutarėm. Mano gimtadienį. Sveikinu. O tai ką, blogai? Elizė, gerai. Tai gerai, abudu sutarėm, kad abudu patinka, tik tai išsirinkom. Santa, žiūrėk, žiūri. What the hell? Kodėl man vardo nerenkat? Santa paprasta buvo išrinkti.
Tai gerai, kad šitą įsirinkai, nes šitas gražiau, kad kai sudega. Nes šitas yra va taip. Nu, tai pažiūrim kitą. O kitas vardas būtų Trauk. Urte. Tai va. Viskas. Galim valgyti tortą. Galim valgyti. Tik kiekvienas degėsis. Parodysiu, kaip atrodo Ne, iš vidaus. ir tas, aš patarčiau nevalgyti, nes ten yra cukrus. Jo, tai mes šito ir nevalgysim. Arba čia gal. Ai, čia, jo. Tvariam į Anykščius. Atėjom į miškę kavinukę. Tai yra restoraną gal labiau. Ir užsakysim valgyti savo, ne? Atnešė jau užkandėlių paragauti. Tai va, aš užsisakiau... Ai, jūs susakei? Ne, išsirinkau savo šaltibarščių su putpelės kiaušiniais ir barbekiu šonkauliukų. Bet čia savo tai tikrai daug ką rasi tu. Man atneša šaltibarščių, graži spalva. Tokia tikra šaltibarščių spalva. Ai, šaukštas ten įdėtas, nes tai nėra šaukšto. Jo. Geros ir laukiam kitų patiekalų. Antrą kartą ištekėjo. Šašlykiukas. Tai pasikeitė ir vardą. Gerai atrodo. Gerai. Žiūrėsim, ar skanus. O, gavau šonkauliukus savo. Kvepia. Tai tie jūsų norėtų Su paragauti. salotom. Nu, ant viršaus tų tokių, nežinau, kas čia yra. Aha. Ir rasa žuvis dorada. Tu žuvies vaikas esi. Žuvis, Simona žuvis. Norėjau sakyti ir tu, bet ne. Aš liūtas. Tai liūtas. Tau mėsos. Su gimtadieniu. Nu, va, privalgėm. Ne? Ai, čia manęs nefilmuokas vartausi. Sumokėjom šiam 9 eurus. Normaliai. Skanu buvo, ne? Skanu? Čia tik 3. Tai galvoji, tiek nueisi? Tai ne. Tai su pirogytės tokios? Nematytos. Ne? Va, raudonas. Kodėl? Nevalgau. Noriu nufotkint, kad gražiau atrodo. Va, kokios gražios uogos. Neatrodo valgoma. Ieškokit grybų. O, radom grybuką. Va, koks. Nelabai aš pažįstu tų grybų, tai gal nerinkt geriau. Nes vėliau pažįstu voveruškas ir baravykus. Va. Šituos galėčiau surinkti. Žinau, kad ir tas valgomas. Kas? Kur? O, geras. Jas renka ir priduoda už pinigus. Vėliau džiovina ir gamina vaistus iš man toli. Toks didelis. Nesimato čia. Šiaip yra grybų. Galima parinkti. Tik mes savim nepasitikim. Visi 3. Nu. Reikėtų skambinti skambutis draugui. Ar galima tokius valgyti? Kaip gražu miške. Gal nieks nevaikšto, tik mes atėjom.
Va koks baravykas mažiukas. Ir čia mažiukas. Yra čia tų baravykų. Nemažai. Rasa neleidžia imti, sako, ką aš su jais darysiu. Valgysiu. Ką aš darysiu. Bet, geras miškas čia. Čia ant takelio jau vien tik tiek grybų. O jeigu į mišką užėjus, tai kas ten būtų? Deserto ledų nusipirkom dar. Mano desertas. Vandens. Gerai karšta. Šiandien. Privalgiam, pasivaikščiom. Važiuosim namo. Jau esam namie. Grįžom. Dar dasibaiginėjom sušiais iš Nacha.